nepadariau, aš nenorėjau, kaip iš siaubo filmo kokio, kaip iš košmariško sapno, kas čia dabar per vaizdelis, karalių karalius ir viešpačių viešpats, žydų karalius. Sveikinu visus susirinkusius vėl, tęsim kelionę, vėl toliau mąstysim, ką sako mums Dievo žodis, kokius vardus mes randam, kaip minėjau. Mums neužtenka vieno vardo, mums neužtenka žodžių, kad apibūdintume Dievo, jo charakteristikas, jo veikimo būdą, jo santykį su mumis, kokius santykius jis kuria su mumis, kaip jis nori, kad mes juo pasitikėtume, jo meilę, jo visagalybę, jo išmintimi, jo teisingumu. Taigi daugybė dalykų, mums reikalingi žodžiai, tie vardai, kuriuos ištariant formuojasi mumise tam tikras santykis ir mumise formuoja požiūrį į Dievą, supratimą, ko mes galim iš jo tikėtis. Taigi garbė Jėzui Kristui visiems, šalom. Ir šiandien mes paskaitysim keletą vėl eilučių iš Švento rašto. Kas turit, atsiverskit. Apreiškimo knygą, 19 skyrių. Tie apreiškimai, kuriuos pagal bažnyčios tradiciją turėjo Jonas evangelistas. Taigi mes girdim Jonui pažįstamą išsireiškimą. Jis, čia bus 19 skyrius, 13 eilutė, jis apsirengęs krauju permerkusiu drabužiu ir jo vardas Dievo žodis. Jį lydėjo dangaus galybių pulkai ant baltų žirgų apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš raitelio burnos ėjo dviašmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ir jis valdys jas geležinė lazda. Jis mina visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas – karalių karalius ir viešpačių viešpats. Taigi turime čia ne vieną vardą, ir jo vardas Dievo žodis, ir jo vardas užrašytas ant rūbų. Taip, labai iliustratyviai, sakyčiau, kažkas keičiasi, tarsi mūsų šventam rašte, jeigu pranašai labiau mįslingai, tai čia tiesiai šviesiai Jonas moko mus, pristato mums Jėzų kaip karalių karalių ir viešpačių viešpatį. Taigi, ko mums tikėtis iš Jėzaus karaliaus? Ir čia jis taip pristatomas kaip valdantis tautas, iš jo burnos eina kalavijas, kas čia dabar per vaizdelis, kas čia per paveikslai tokie baisus, kaip iš siaubo filmo kokio, kaip iš košmariško sapno, iš žmogaus išeina kalavijas. Prisimename kitus apaštalų žodžius, kad Dievo žodis kaip aštrus dviašmenis kalavijas, panašiai, ir kad išeina iš jo burnos kalavijas ir jis valdo tautas, tai jo žodžiu valdomos tautos. Ir jeigu žemės karaliai terrorizuoja visus ir per žudynės, per baimės skiepijimą, per smurtą įdiegiamas paklusnumas karaliaus žodžiui, karaliaus įstatymams, tai mes pažįstame Jėzų kaip tą, kuris liudija tėvo meilę ir kviečia mus iš meilės būti paklusniais tėvui, kaip jis yra paklusnus tėvui, kaip jis vykdo tėvo valią, vykdo tėvo žodį. Ir sako, kas klauso mano žodžio, tas myli mane. Kas myli mane, tas klauso mano žodžio, juos vykdo. Taigi karalius, šis karalius
kviečia mus mylėti jį ir mylint jį klausyti jo. Visai kitas santykis, ne per prievartą, ne per baimę, nors čia minimas Dievo rūstybės spaustuvas, ten vynas, kraujo simbolis, toks gyvybės simbolis. Ir Dievo rūstybė mums primena karus. Bet juk Kristus irgi įspėja apie baisumus, apie karus, apie sukrėtimus, kaip pasekmes žmonių gyvenimo pasirinkimo gyventi be Dievo, gyventi šėtono vergijoje. Jeigu mes šėtono vergijoje tikime šėtono žodžiu, mes vykdome jo valią, tampame jo įrankiais, tampame jo vergais ir jis daro savo šėtoniškus darbus, nekęsdamas mūsų, jis žudo mus, viens kito rankomis mes žudome vieni kitus. Taigi vykdydami jo valią galvojam, kad čia mes, bet paskui atsipeikėję gailimės, ką aš padariau, aš nenorėjau, kas čia su manim atsitiko, kažkoks apakimas, kažkoks aptemimas, pyktis, neapykanta užvaldė kaip apsėdimas. Kaip galima paaiškinti karo tokius baisius nusikaltimus, kur turėtų būti žmogui kančia tokį dalyką daryti, daroma tai su aistra, su pasimėgavimu, tyčiojantis iš kitų, stebint degančių žmonės, besikankinančių žmonės, tai yra demoniškas apsėdimas, sakyčiau. Taigi Jėzus ateina, kad mus išvaduotų iš tų demonų, kad mums apreikštų dangiškojo tėvo meilę. Jis atidavė, karalius atidavė gyvybę už mus. Ir Poncijus Pilotas ant kryžiaus prikalė lentelę, liepė prikalti lentelę, ant kurios buvo užrašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Taigi toks irgi kaip pranašiškas ženklas. Jėzus Nazarietis, Jėzus iš Nazareto, žydų karalius. Žydų karalius. O mes sakė, mūsų karalius, jie nužudė mūsų viešpatį, o čia žydų karalius. Žydai įsižadėjo, bet ne visi įsižadėjo. Juk apaštalai irgi žydai, jie neįsižadėjo. Kiek ten buvo tų, kurie išsižadėjo? Kiek buvo tų, kurie buvo apakinti ir net pažino Jėzaus ir lieka toje tamsoje ar apakime, kaip daug kitų dalykų, kartais viešpats sako, būna pridengta, kad jie neišgirstų, nepamatytų, bet tai yra iki laiko, kad apsireikštų Dievo šlovė, Dievo teisingumas ir Dievo pažadai išsipildytų. Ir aš noriu dar paskaityti vieną tekstuką, kur apaštalas Paulius laiškė Filipiečiams 2 skyriui kalba mums. Taigi, jeigu esame Kristuje paskatinimo, meilės, paguodos, jei esama bendrystės dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Jis turėdamas Dievo pavidalą nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis, danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi apaštalai pristato Jėzaus išaukštinimą, tėvas padovanoja jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad jam priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme.
ir išpažintų, kad jis yra viešpats. Taigi ir pragaras išpažįsta, kad jis yra viešpats ir dreba prieš jį. Ir mes, koks mūsų santykis yra su tuo karalium. Ar aš pakviečiau jį į savo širdį, ar aš atidaviau jam savo širdį, jeigu jis atidavė gyvybę už mane, atpirko mane, kad aš gyvenčiau, mano gyvybė jau ne man priklauso, jam priklauso. Kad aš jam gyvenčiau ir kad mano širdis priklausytų jam, kad mano širdis būtų sostas to karalius, meilės karalius, kuris yra viešpačių viešpats, kad jo valdžioje gyvendamas būčiau saugus, apsaugotas nuo pikto ir laimingai pasiekčiau tėvo namus. Šlovinkim Jėzų, karalių ir viešpatį. Amen. Geros jums dienelės su karaliumi Jėzumi.